Šiame ralyje sunkiausia tai kopos, tos nematomos kopos, kai pakyla saulė 12 valandą, nesimato nieko realiai. Tai šis momentas sunkiausias yra, ryte šiek tiek dar matom, po to 12 pakyla saulė, nesimato tų kopų, tokie kirtimai aštrus, tai sunku iš tikrųjų pastebėti, bet visiems vienodos sąlygos ir šiandien sekėsi neblogai, antri baigėme, spaudėm tą gazą, kaip sakome, Austinas irgi spaudė. Jisai pirmas, aš antras, atsiliekam 6 minutės nuo Austino. Rytoj paskutinė diena, 200 km bus sunku atžaisti tas 6 minutės, bet bandysim. Čempionate lygtais kylam į pirmą vietą, tai viskas gerai. Pasakyti, Abu Dabis visiems sunkus ir Toyota užsidegė, tai buvo daug tokių įvykių. Bet viskas skanamas sklandingai važiuoja, viskas gerai. Rytoj paskutinė diena ir reikia finišuoti. Su Austinu mes kiekvieną dieną kovojam, tai pirmas aš, tai jisai, tai komandinis darbas, važiuojam kartu greitai, vis tiek jeigu kažkas atsitiktų, vienas kitam padėtume, bet jis irgi greitas ir aš greitas ir šiek tiek jisai greitesnis kopose yra. Aš šiek tiek lėtesnis, bet ant kelios minutės nieko daug nereiškia, aš gal daugiau prisisaugau, nes man svarbu rinkti taškus čempionate. Tai va, tai mūsų pirmas, antras kanamai yra, tai komanda tikrai gerą darbą daro, gerą darbą ir mes darom ir dabar laikas pavalgyti.